Jau, koks tavo neimas? Kol kas aš esu neimas, jeigu išsuk pažiūrėt kaip man einas, nes pas mane geriausias geimas. Tokį repūzą iššovėm. Tai ką, tu žiauju pasiečiuoti Vilnių savaičikiai, tai nors ir esu suvaržytas biškį, dėl tokių priežasčių, bet šio video tikslas yra važiuoti Vilnių, paskraidyti su savo dronu ir žinoma įvertinti Vilnių. Bet pirmą varysim pasportuoti, nes šiuo metu darau savo challenge, jau trečias challenge'as ir jis yra lėtas prisitraukimas, ne prisitraukimas, lėtas muscle-upas. Tas pats, kas greitas muscle-upas, tik tais lėtai, kas reikalauja daugiau jėgų ir skausmo. Šiek tiek ironiška, ne? Jeigu jums įdomu, kas nutiko mano kojai, tai nieko ypatingo. Tiesiog žaidžiau su broliu Kašį ir pats savo pasidariau ankle breakerį. Galiu įkelt nuotraukų, bet jautresnių nervų žiūrovams nepatariu žiūrėti, tai parašysiu, kurią dalį paraskipint. Tai 3, 2, 1. Tai jo, vaizdai nėra labai raminantis, bet tokia ta situacija. Ką pasportavau? Ne, iš tikrųjų juokauju. Praėjo 2 dienas nuo tų sportų. Pirmą dieną nevažiavau filmuoti niekur, nes kas galėjo pagalvoti, kad pasportavus prie turniko su rankom, paskui bus sunku vaikščioti su ramenu. Nežinau. Niekas. O antrą dieną, kodėl niekur nevažiavau, tai dėl to, nes koja kažkodėl pradėjo labai stovėti, kai atsistodavau, tai nežinau. Šiandien biškį pagerėjo. Turėjau pafilmuoti Dūkštų pažintinį taką. Bet tai čiagi nėra Vilnius, surėsi. Žinau ką, o man... Kartą savęs nefilmuosiu kaip skrendu, nes aš dėjau, kad pišina belė kiek vadų čia. Net nepradėjau skristi, jau kanida per visus galus, tai galvoju, gal šį kartą pabandysiu parodyti savo pultelio valdymą, kaip aš droną valdau. Gal bus įdomu, tai pabandysim tokią naują atrakciją. Žodžiu, iškrovau pirmą bateriją. Kitaip sakant, padariau apšilimą, dabar galim pradėti filmuoti ir jūs pamatysit, kokie čia gražūs vaizdai. Tai ką, parodysiu jum, ką pamačiau čia su pirma baterija skrisdamas. Tai let's go. Tai va, kaip matom, čia yra piliakalnis. Ir čia va, prie to piliakalnio yra tiltukas, pro kurį pamėginsiu praskrist. Čia paskui avelių yra, bet šalia jų neskrisiu, nes nenoriu gazdinti. Tada... Čia kažkokie apleisti pastatai yra. Čia lyg užtvanka, bet čia yra kažkoks namas. Va, matas. Reik nekrist. Ir čia yra atodanga kažkur irgi. Va. Čia irgi galėsim pabandyti pakukint su šitą vietą. Šiaip gražiai atrodo, ne? Paskui kas dar, upelį turim. Irgi gražus visai. Šiaip kiek žinau, šita visa vieta yra žymiai didesnė. Aš tik atėjau į mažą vietą, nes esu biškį apribotas ties vaikščiojimų dėl savo būsenos su koja. Bet vis tiek. You gotta do what you gotta do, you know? Tai varom kažkokį šotą su tilteliu padaryti. Opa, nusileisim čia kažkur gražiai tarp medelių. Ir filmuojam.
O, blemba. Atsitrenkiau į medį. Blemba, atsistojau kaip ir tinkama pozicija propeleriam, bet po medžiu. Kilt, nekilt. Šis, kažin, propelerį nesusivarė. Nu, pizdum bandom. Opa, veikia. Ok, pakilo. Ok, bet dabar prieš skrendant grįšiu namo pasižiūrėti propelerių būseną, nes kad paskui nebūtų virš vandens skrendant. Opa, nebėra propelerio. Vnimanija, vnimanija. Nu, hebra, turiu liūdnų žinių. Propeleriam kaip ir nieko nenutiko, bet pačiam dronui nėra labai gerai. Veidrodėlį gal ir nepida dar, bet ant Antanui tai jau kaput. Nu, manau, kad skris dar įmanoma su juo, bet nežinau. Tai va, pasimatė ir šito drono pagrindinis minusas, kad gana birus. Blem, atrodo, dar netaip smarkiai trenkiaus. Nežinau, hebra, nelabai nori daugiau rizikuoti skrist, nes biški kliba ta jo viena koja, ranka, kaip čia pavadinti, nežinau. Tai jaučiu šiandien tiek, bandysiu grįžęs susitvarkyti, nežinau, gal su kokiais kleis dar kažką įsiardyti ir jo, tokia ta situacija. Kaip ten liaudis sako, koks dronas, toks ir pilotas. Su dronu prisiskreidėm, dabar atgal su ramentais į offroadą, let's go. Pagaliau pabėgau nuo odų. Tai toks įdomesnis šiandien buvo pasiskreidimas, nemeluosiu. Grįšiu, bandysiu susitvarkyti droną, žiūrėsim, kas gausis. Tikiuosi nereiks pirkti papildomų dalių, gal išeis paprastai namuose su kokiais kleis susitvarkyti. Didelis ačiū, kad įsijungėt mane pažiūrėti. Tikiuosi patiko video, spauskit like, subscribe ir susitiksim kitam video. Čiau!